ir kitos savivaldybės taip pat išdrįs kovoti su monopolistais. Jeigu Ukmergė šią kovą pralaimės, tai reikš, kad monopolistai negali būti kontroliuojami ir kad gyventojai neturi jokios teisės susigrąžinti jiems priklausantį turtą. Nors Ukmergėje miesto energijos veikla sustabdyta, ji aktyviai veikia ir kituose miestuose. Ar girdėjote, kad Naujojoje Akmenėje, tai yra viename sunkiausiai besiverčiančių Gerbiami ukmergiškiai, nors metai laiko praėjo nuo mūsų visų pradėtų darbų, bet rezultato kol kas neturim. Tikriausiai dėl to, kad valdžia į žmonės kol kas žiūri ne ta pusė, nugarą atsisukę. Pagal kuriuos Ukmergės gyventojai iš dalies dengia šilumos ir karšto vandens tiekimo sąlygą, sudarė ilgalaikės paskolos sutartis su banku, įkeičiant gyventojus. Tik Ukmergėje jie kreipėsi ir į valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją. Griovė žemės be ginklų žmonės. Nepavykus prasibrauti, pradėjo purkšti į akis ašarinės dujas. Gandai pasiekė ir mus. Girdėjome, kad miesto energija jau švenčia pergalę, nors teismas bus tik pirmadienį. Girdėjome, kad jie antradienį jau ruošiasi perimti katilines. Labai nenorime tikėti, kad tai tiesa. Tačiau, kaip jau įsitikinome, lygiai prieš metus, per įvykius prie šios katilinės, kai nukentėjo beginkliai žmonės, privatininko amoralumui ribų nėra. Ką mums reikštų verslininkų sugrįžimas į šilumos ūkį? Tai reikštų, kad mes kasmet turėtume papildomai sumokėti verslininkams už šilumą virš 4 milijonų litų. Kadangi tiek yra brangesnė jų šiluma nei savivaldybės. Pabrėžiu papildomai. Tai yra pridėjus prie savivaldybės kainos, kokia ji bebūtų. Sugrįžus verslininkams, kiekviena ukmergiškių šeima, naudojanti centralizuotą šilumą, prarastų nuo 100 iki 200 litų kas mėnesį. Šiandien ukmergiškiai už šilumą moka 21 centą Šventupėje ir mažiau nei 24 centus Ukmergėje. Tuo tarpu Trakuose, kur šilumą tiekia miesto energija, kaina siekia 32 centus, Prienuose net 36. Pastaraisiais metais nuomininkai rūpinosi tik savo kišenę, bet ne Ukmergės šilumos ūkio ateitimi. Nugyventoje Dainavos katilinėje valstybinė energetikos inspekcija suskaičiavo vos ne 200 pažeidimų. Tai toks nuomininko palikimas perimtas savivaldybės. Todėl savivaldybė nusprendė pertvarkyti Dainavos šilumos tiekimą ir jį decentralizuoti. Jūsų brangus ukmergiškiai palaikymas, dalyvavimas daugybė visą tą laiką vykusių mitingų, piketų, budėjimas prie katilinių, jūsų supratimas yra mums be galo svarbus. Tik būdami vieningi, mes galime iškovoti tai, kas priklauso kiekvienam demokratinėje šalyje gyvenančiam piliečiui. Teisė rinktis. Mes turime turėti teisę rinkti šilumos tiekėją ir mažesnės šilumos kainas. Užtrenkti duris privatininkų išnaudojimui yra bendras visų mūsų tikslas. Kai mūsų tiek daug, kai vienoje vietoje tiek jėgos ir ryžto, teisybė privalo būti išgirsta. Pasižadu, kad ir aš kaip meras, kaip ukmergiškis, kaip šilumos vartotojas, padaryti viską, kas tik įmanoma įstatymų rėmose, kad šilumos ūkis liktų Ukmergės gyventojų rankose. Ačiū Jums dar sykį, kad esate nebejingi. Ačiū, kad čia susirinkote. Dūmai nepaliauja, nors plevėsuoja.
suprantam, kad dar teisybės vis nėra, bet mes visi gerai suprantam, kad dar teisybės vis nėra. Tai lygios, nu tai dabar rezoliuciją perskaitėm, žinom, prašymą labai didelį turėtus. Reiškia, mums čia apie 10 valandą reikia rinktis, kad va tas va vakuumo laikotarpis, kada vieni sprendimą, reiškia, priėmė, kad grąžinti, kiti dar dokumentų nesuformina, kaip tą turtą apsaugoti. Kad šito momentu jie nesugebėtų pasinaudoti, nu tai apie kokį 50 žmonių labai prašytumėm, kad susirinkti visiems. Pirmadienį kažkur tai apie 10, pusę 11 būkim, nu gal atsinešim kai kažko, gal alaus, gal dainos, gal dar kai ko ir pabendrausim toliau. Kas sakė, ta šiluma prie laužo, prie ugnies, mumis apjungia ir lai niekada neišblės. Dėl tų skelbimų. Aš jau dar užpernai. Aš jau Tas nuotraukas paėmė? jau nunešė. Kur? Motorą. Ai, tenai.